Trečia diena Paryžiui. Galima skaityti dviračių miestas, bėgikų miestas. Bet va, čia dar norim parodyti, kaip siurbliuoja gatvės. Švarina su siurbliais visur. Ne tik senamiestį, bet ir biškį toliau nuo jo. Mes laukiam Uberiaus. Kažkur tai turi atvažiuoti Uberis mūsų. Pirmą kartą būsim su Uberiu važiavę. Nu įdomu, kaip pasiseks. Prekybos centrelis, makaronų visokiausių. Bet tiek esam visko privalgę ir taip toliau, kad judam link Versalio sau ramiai ir ten pasivaikščiosim, oras saulytė šviečia, taip kad bus super. Nu ką, mes esam, kaip matom, tam taškutį, o parkas į belen kokio dydžio čia net nesimato. Čia to kanalo net nepraeisim. Nors čia būtų, oi kaip fainai pasivaikščioti. Va taip atrodo, kad pabaigos, tai čia nesimato. Nu gerai, judam. Parke daug bėgikų bėgioja. Nemažai, bet yra ir piknikui stalai. Jau visai baigiam priartėti prie Versalio rūmų, karaliaus rūmų. Restauruoja iš išorės, bet viduje vis tiek gražu, manau, bus. Gal vasarą daug gražiau, bet vis tiek labai įdomiai. Čia viskas ir gražiai padaryta. O taip, gyveno nuo 3 iki 10 tūkstančių žmonių kiekvieną dieną. Skirtingai nuo renginių ir nuo visko rūmuose. Nu, mes jau čia prie pat grožio. Žmonių daug, bet tai rūmai didumo irgi. O čia tai jo, vėl pažiūrėti bus ką veikti. O dabar einu pažiūrėti, kaip pasivažinėti. Dar čia po tą parką gali tokius automobiliukus išsinuomot ir pavažinėti. Tai varysim pavažinėti. Gal. Matysim. Jau beveik išsinuomot laukiam golfo mašiniuko. Greit važiuosim. Nu ką, lėkiam per Versalio rūmų kiemą. Greitis tai nieko negali pasakyti. Lėtaigi mašina. Nu, bet ką padarysi. Greičiau negu pėsčiom, bet aplankysim. Nu, kiek čia privažiavę žmonių. Mažasis Trianonas. In 1778 for Marie Antoinette, responding to Pierre's taste in antiquity. Priartėjom prie didžiojo Trianono, kur karaliai vakarieniaudavo anksčiau, o dabar pasirodo, kad čia ir dabartinis prezidentas priiminėjęs užsienio pareigūnus. O taip, Versalis. Ir čia jo rūmai, karalių rūmai. Nu, karališki rūmai. Geruliškai čia. Eikti savo. Bilietus nusipirkę buvom 4 valandai, bet atėjom 2:30 ir vis tiek įleido. Taip, kad liuks. Čia atskira koplyčia buvo. Nu gerai, čia kaip bažnyčia. Pas mus kaip bažnyčia būtų. Čia atskira koplyčia. Nu, užeinam Liudviko 16 laikų statybas. Kai buvo pastatyta prieš
beveik 400 metų. Paveikslą jam skirti. 400 metų ir pažymėta. Kokie rūmai iškilo. O, čia irgi meno galerija visur. Ir taip judėjimas tolyn. Daug kambarių. Aišku, 10 000 kai gyventojų čia gyveno. Kažkur jie miegojo, kur miegojo įdomiai. Gražu buvo. Keičiasi kambarių spalvos, bet visur paveikslai. Čia jau antras aukštas koplyčios. Įspūdingai. Turėjau nemažai salių, kur švęst. Kiekvienos dienos šventė. Turbūt kiekvieną dieną galėjo švęst ir švęst. Kiekvienas kambarys kažkuom gražus, skiriasi. Ir spalvos, ir raštai, ir išdėstymai, bet tikrai yra įspūdinga. Ir dar tas gerai, kad gali filmuot, fotografuot, matyt, ką padarė, ką sukūrė. Viską norisi filmuot, fotografuot, turėt, matyt. Gražu. Karališka lova. Ir pagaliau artėjam prie veidrodžių salės, kai yra langai ir kitoj pusėje veidrodžiai. Tai pati įspūdingiausia, man atrodo, salė šitam visam Versalio rūmų komplekse. Ir aišku, čia visi fotografuojasi ir filmuojasi. Taip toliau. Nuostabi veidrodžių salė. Kaip prieš langą stovi tokio pačio dydžio veidrodis. Aišku, veidrodžiai čia jau seni, bet vis tiek įspūdinga viskas. Kūrybinga, įspūdinga, galima sakyti. Kas įdomiausia šitose rūmuose turbūt ir yra šita salė. Dar vienas karališkas kambarys su karališka lova. Čia jau žiauriai karališka. Kokios plunksnos viršui, kokios užuolaidos, kiek čia to aukso. Kad pabudę suprastum, kad užmigai karalium ir atsikėlė karalium. Nežinau, ar čia skirtingas karalius negalėjo būti, matyčiau. Gal vaikai, princai turėjo savo kambarius atskirus. O čia būdavo karūnuojami šitoj salėje karaliai. O taip atrodė. Kad suprastum, kur papuoliai, taip čia gauni karūną. Normaliai. Užeinam į mūšių galeriją. Irgi. Gal veidrodžių yra įspūdinga, bet mūšių galerija irgi yra savotiškai nuostabi. Kiekvienas mūšis yra įamžintas ir prie jo mūšio vedlys. Gražu. Aplankėm Versalį. Neblogai. Iš Versalio varom su traukiniu. Toks traukinis senoviškas.
Geras toksai. Lubos kokios. Bet pilnutėlis. O, grįžom iš Paryžiaus. Kokiais varvekliais mašiniukas apvažiavęs. Neblogai.